Padarysiu tokį eksperimentą, kadangi šiandien pakuoju visas Vintedo siuntas. Noriu iškvepinti siuntas vienu kvapu, kurį dievinu iš stiliaus kodo ir pažiūrėsim, kiek man žmonių parašys dėl šito kvapo. Tai jūs įsivaizduokit, 8 iš 10 žmonių man parašo su klausimais per Vintedą, kuo yra iškvepinta siunta, kad taip skaniai kvepia. Nes aš galvoju, nu gerai, kas iš to, kad aš jums pasakoju, bet aš negaliu perteikti ar kažkokio kvapo ar dar ką, tik natas pasakyti. Tai sakau, nu pabandom patestuoti ir pasižiūrėti, kaip apskritai nepažįstami žmonės reaguoja į tą kvapą, į tą siuntą pakvepintą. Tai jo, ir tie 8 žmonės man užklausė, kuo yra siunta pakvepinta, tai kvepinau su Hidden Oasis kvapu. Tada sumašiau dar vieną eksperimentą, kai eidavau ar pas savo merginas, ar į kažkokį susitikimą, specialiai prieš jį išsipurkšdavau ir laukdavau visą laiką atgalinės reakcijos, ar kažkas užklaus, ar dar. Net buvo random žmonių, kurie tiesiog prieina prie manęs, nueina, grįžta ir paklausia, kas čia per kvapas. Čia krem telegramas? Ne. O kas Čia iš stiliaus kodo. O šiaip labai gerai. Taip. Ai, backstage čia bus? Tai aišku, kad tai. Spuogė, sako. O čia tie kvepalai, kur tu tam sakai, kad skanus iš tos stiliaus kodo. Čia yra, ne, Heat Waves kvapas yra toks aštresnis, bet dabar aš atradau naują iš Hidden Oasis, ten vadinasi. Tai žiauriai geras toks, nu man... Okay, čia dabar šitas, ar čia šitas, man žiauriai patinka šitas natas. Toks, atrodo kasdien, nu tipo labai tinkamas kasdienai yra. Jeigu ieškosi gerai išsilaikančio kvapo, kad ir po savaitės ta šalikas tuo kvapu kvepėtų, tai Hidden Oasis kvapas yra tas kvapas. Jeigu norit gal ir taip dieninio kvapo, ne kažkokio ten tokio sunkaus vakarinio, bet dieninio, kur turėtų ir jazmino, šiek tiek kokietiškumo, tai jo, jazminas įeina, bergamotė įeina, vanilė. Tokio saldumo šiek tiek turi, bet neįkyraus to saldumo kaip ir rožė. Nu, labai geras toks derinys yra. Tai Hidden Oasis yra šitas